Realiai, nu tokiu tiek tikrai. Ne, 200. Kokį plotą pasakys? Šitas. Kodėl ne aplinkė Kamazą? Ne, nu tai vėliau ten medžiai yra. Ką matom? Visus į sekančią vietą. Tai prašom visus tada judėti į transporto priemonės. Norint gintis efektyviai, reikia tą sistemą sukurti. Tai mes tą ir darome. Tai visas tas mūsų Lietuvos gynybos linijos planas, kurią mes prieš 3 savaitės pristatėm, jis to ir remiasi, tokių sisteminių požiūrių, kur fiziniai barjerai yra integruojami kartu su ugnies dengimu. Kliūčių istoriją prabėgsim, kas tai yra kliūčių, suprasim apibrėžimas, tada supažindinsim su... Toliau tolai šatos, kai eisime šonus, kaip visiškai fiziškai kliūtis, prašau bandyti jos kažkaip suvesti pastos jos. Sienų gynybos sistemos, ar didžioji linijos siena, ar antro pasaulinio karo metu drakono dantis, jie įrengiami būtų, tada kai mes turime laiko, bet jei mes neturime laiko, žinant istoriškai, jau netgi galima sakyti, tas priartėjimo kelius, kur istoriškai kariuomenės judėjo iš rytų į vakarus ir atvirkščiai. Mes žinom, kur yra tie butelio kakliukai, kur yra vietovės geografiškai. Ir į ten mes ir akcentuojamės. Yra 14 ruožų, kuriuos kariuomenės analizė parodė, kad reikia pasiruošti fortifikuoti iš anksto. Tiltai, keliai. Tai ir brastos. Ten yra kur seklumos per upę, kur gali pravažiuoti sunkioji technika, ten irgi reikia iš anksto nuolat fortifikuoti. Dabar tiesiog techniniai duomenys, kad suvokti ir po to jau vietoj papasakos detaliau. Tai ežiai 22 kg. Tai kliūtis turi svorį ir tikrai technika gali stabdyti. Tam, kad stabdytų, ką mums dar duoda tvirtinimo muselės, tvirtinimas iš visų pusių. Karas Ukrainoje apnuogino, reiškia, kad pamatė, kad vis dėlto klasika, jinai išlieka. Ir galim šnekėti apie oro viršenybę, apie jūrinę viršenybę, sausumos viršenybę, jungtinumą, tačiau kliūtys jos padaro savo darbą, jos sulėtina arba sustabdo priešą, kas leidžia mums jį naikinti arba jį nukreipti kažkur kitą linkme, kur mes jį sunaikinsim.